Ateina vanduo, pirminis filtras yra mechaninis grubaus valymo, jis yra kartais praplaunamas kas 3 mėnesius su pačiu kraneliu, čia yra 50 mikronų. Toliau sekam vandens liniją 3/4, PPR-inis vamzdis ir prieinam prie minkštinimo filtro su druska. Čia yra 50 litrų kationito, klak voštuvas, atsiplaudinėja periodiškai, kas 8 kubus, rašo kiek litrų bėga per minutę ir kiek valandų. Į šitą šalimai stovinčių druskos talpą yra papildoma druskos, tai maždaug kas mėnesį, kas 2 mėnesius tokios druskos tabletės. Maišas kainuoja apie 10-15 eurų, priklauso nuo kokybės. Tai druskos dėžė, bet 1 kilogramas turi būti druskos. Po minkštinimo filtro stovi osmoso sistema, 500 litrų per valandą našumo. Nei duoda švarų vandenį, dabar vandens kokybė po sistemos yra 8 mg litre, tai turim šarnelę išeinančią švaraus vandens, turim siurblę čia, turim slėgio manometrą ateinančio vandens, taip, koks yra ateinantis šiuo metu, yra 0 vanduo nebėga per sistemą ir išeinančių. Tai šitoje vietoje darbo režimu yra apie 3 atmosferos 2,5, čia yra apie 7 arba daugiau baro po sistemos. Tai išeina švarus vanduo per šitą žarnelį 3/8. Keliaujam. Turim hidroforą išsiplėtimo indą, tai osmo sistema padaryta taip, kad dirbtų su išsiplėtimo indu, kad pastoviai nedirbtų. Išsiplėtimo indas čia yra kažkur apie 30-40 litrų, tai kada jisai baigėsi, įsijungia osmoso sistema. Tai po šito osmoso sistemo pajungta įranga švarus vanduo ir kontroliai yra padarytas specialus matavimo prietaisas, pasižiūrėti, ar įranga kokybiškai dirba, ant linijos uždėtas matavimas. Tai matom 8 mg litre, galim įsijungti vandenį, kad vanduo pradėtų bėgti. Tai kai pradeda bėgti būna didesnis, po to jisai sumažėja.